parduodamas erdvus butas Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, pačiame kaimelio centre. Žiūrėkit. Va, parduotuvė, minimarketas, tada čia yra kultūros centras apačioj, valdiška įstaiga. Čia va seniūnija yra, poliklinika, ambulatorija šita, bažnyčia. Čia ir muziejus, ir biblioteka, viskas čia yra. Valdiškai tvarko kiemą. Man šitas patinka dalykas. Dirba žmonės, tvarko ir valdžia moka jiems. Tai žiūri pro langą va ten, kaip tavo būtą kiemą tvarko. Nu. Tada einam pažiūrėsim toliau, kaip tas būtas atrodo. Kaina sumažėjo, dėl to sakau, kad reikia pirkti, laikas pirkti jau. Dabar 13 000 skelbimuose. Galit siūlyti savo kainą, galit siūlyti 10, galit siūlyti 11, galit 12 siūlyti. Ir aš tada skambinu savininkui ir kertam rankom, sutariam ir viskas. Va, įėjimas pro čia. Yra laiptinė, va čia va balkonas daryta tam būti. Va, žiūrėkit. Va, įeini savo. Čia tik biški dabar bus tamsu, nes elektra nesutvarkyta yra, buvo čia. Laidai degė, buvo atjungta. Va, įeinam į būtą. Va, būtas. Čia gal kamerą pavalyti. Va, gal geriau biški. Va, čia buvo biški laidai degė. Tai va. Buvo problema su stogu. Pats lipau, sutvarkiau su specialiais stogo varžtais, naują šiferio lapą sudėjau, viskas nebebėga, joks nei lašelis nebėga. Va čia. Šiesniau bėgdavo vanduo, varvėdavo, tai čia va yra papuvimas toks va. Va toks papuvimas yra. Čia reikėtų keisti tas grindis, tvarkytis. Čia vaikų kambarys buvęs. Va, čia va, taip va pro langas užžiūri, o čia pjauna žolę. Centras, visas, va, stotelė matosi, viskas. Karališkas būtas. Čia šiaip buvęs mokytojų būtas. Tai va, čia yra virš 80 kvadratų. Va, tiksliai nepasakysiu, aš čia tokį greitą video darau. Yra dar keli minusai to būto, iškart pasakau tiesiai šviesiai. Tai centralinio šildymo nėra, yra va tokia buržuikė. Čia reiktų pasidaryti šildymą, kažkada yra buvę radiatoriai po kiekvienu langu čia, va, buvę tie vamzdžiai, bet yra išpjaustyti, va. Kažkada yra buvę. Tai va, tai čia reiktų su šildymo problema įsispręs. Taip pat reikia, va čia va yra šitas skaitliukas vandens. Ir iki to skaitliuko neateina vanduo. Reikia, vienu žodžiu, reikia nupirkti vamzdį, atvesti jį ten žemyn, va taip va, iki va, to va pastato rūsio tenai. Ir tada užpliombuos, atvažiuos ir pajungs vandenį. Tai va, tai čia vandens problema yra ir šildymo problema. Kanalizacija, nuotekos, viskas yra prijungta prie bendro, ten viskas labai gerai. Tai va, šį čia va yra balkoniukas. Erdvus, didelis, toksai va, savo gali sėdėti, knygas skaityti ir ką. Čia dar palangė tokie erdvų, visokių knygų čia. Tai va. Šį čia va, aukštos lubos, didelis kambarys, toksai biški senovinio tipo namas, toksai va. Čia va. Taip va, pro langą matosi. Tai va. Kaina dabar 13. Siūlykit savo kainą. Kertam rankom ir valio. Čia va, ir boileris, ir viskas čia vanduo seniau buvo. Kaip suprantu, čia seniau buvo pasijungę ir vandenį, ir elektrą nuo mokyklos.
kada būtą pardavė ir jau priklausė būtas nebe mokytojai, tai paėmė jie atjungė. O matyt, mokytoja, kol buvo savininkė, tai jau būdavo pasijungdavo, susitardavo matyt, ir elektrą būdavo pasijungdavo ir tą vandenį. O čia yra valdiškas vanduo, Kėdainių vandenis aptarnauja, tik tai reikia prijungti. Tai va. Truputį vamžio nupirkti ir nutiesti ir jie jau ten prijungs galus. Tai va. Tiek apie Gudžiūnų butą. Skambinkit, atvažiuokit žiūrėti, visus niuansus išsiaiškinsim ir galit pirkti. Tai va.